Pajung muzikytę garsiau. O tu ten tų visų komentarų nematėjai, ne? Apie ką? Apie tą vaikinuką, kur šnekėjo apie... Aš tik dabar, kai tu parodai, tik tada mačiau, aš tik tai nieko nežiūrėjau. Iš vis galvau, kad Kašioras. Tai va, aš tau žiūrėk, aš tau dar sykį parodysiu ir ten yra tos tie komentarai, kur apie šitą šneka. Ir Šaras įmes į ekraną visą šitą dalyką ir va pasižiūrėk tos komentarus, kurie čia yra. World champion of what? The United States? Don't get me wrong. I love the US at times. But that ain't the world. That is not the world. We are the world. Tai iš principo visą tiesą pasakė. Nu čia yra visiška tiesa. Ta prasme, ir aš anksčiau pats to visiškai nepastebėjau realiai. Nu, niekad man net nešovė, žinai, galvo šitas dalykas ir visos tos NBA žvaigždės ir panašiai, žinai, ten kiek surašinėjo, tas pats KD, žinai, ir panašiai, bet pasižiūrėjus iš praktinės pusės, žinai, tai yra visiškai tiesa, nes NBA kaip išvertus yra National Basketball League, ne? Tai jie kaip ir negali vadintis World Champions, nes jie neįtraukia, ta prasme, viso pasaulio, jo, tai žaidėjai žaidžia iš visur, bet ta prasme, aš tau galiu duoti kuo puikiausią pavyzdį, tai pavyzdžiui, pas mus Europoje stipriausia lyga yra Ispanijos skaitosi, ACB, ne? Tai kodėl ACB, kai jie laimi ten, pavyzdžiui, Barcelona, jie nesivadina pasaulio čempionais? Taip ir vadinasi ACB, tipo League Champion, žinai, ir tas pats yra su tų pačių UEFA futbolu pas mus, žinai, pas mus irgi vadinasi, o dabar čia futbolu nesidomiu, nežiūrėjau, kas laimėjo. Bet ten irgi rašė, kad UEFA Champions League Champions, žinai? Ar ten dar kažkas. Nu tai visur, nu tai tą patį LKL laimėtų irgi galėtų sakyti pasaulio. Taip, būtent, žinai, ir pas juos, vat, kaip jie gynėsi iš to dalyko, kad tipo, pas mes turim tipo, tą stipriausią kompeticiją šitam dalykui. Jo, faktas, ten geriausi žaidėjai, didžiausi pinigai, žinai, ir panašiai. Patys geriausi žaidėjai vis tiek, nu, tipo, yra ir geresnių, bet jie nežaidė tiesiog, nu, negalėjo. Nu, tai taip, bet... ten traumas dar kažkas. Jo, bet aš kalbu grinai apie tai, kad pas NBA tipo competitionas yra pas didžiausias, tipo stipriausias, žinai, tai jo, čia yra faktas, bet tu vis tiek negali vadintis pasaulio čempionu, nes tu neįtrauki pasaulio. Ir čia nėra tik apie NBA kalba, jis ne tik apie NBA kalbėjo dėl to, kad pas amerikiečius ir futbolė tas pats yra. Ir, pavyzdžiui, yra Super Bowl. Žinai, kas tai yra, ne? To amerikietiško futbolo tas čempionatai. Nežiūriu, aš nu, aš irgi nežiūriu, bet yra Super Bowl, žinai, kur tipo yra tas amerikiečių futbolas regbis. Ir ten yra tipo irgi didžiausias renginys, ten kur būna tos pakilos išeina, žinai, tipo milžiniškos ten koncertai, Drake'ai ten dainuoja, Eminemai ten, nu žodžiu, ten kosmosas yra. Ir ten irgi lygiai taip pat komanda laimėjusi tą Super Bowl vadinasi World Champion, žinai. Bet, nu, taip neturėtų būti. Šiaip, realiai, kol jisai to nepasakė, aš apie tai visiškai negalvojau. Žinai, man kažkaip, tipo... Aš tai nežinau, ta prasme, man net ne... Ir man niekad nešovė galva šitas dalykas, bet va dabar pasakė, žinai, ir taip, nu, iš logiškos pusės čia yra tiesa, žinai. Ir ką jisai, tipo, turėjo omeny, kad va čia dabar jisai bėgikas, man atrodo, yra, ne? Sprinteris kažkoks. Nu, tai žodžiu, ir ką jisai turėjo omeny šnekėdamas, kad... Išsijung garsą. Ir ką jisai šnekėdamas turėjo omeny, kad... Žinai, vat, pas juos tie bėgikai, žinai, bėga su savo vėliava, žinai, užsidėję ant krūtinę, žinai, ir tipo reprezentuoja savo šalį. Tai va tas pats, kas yra, tipo, žinai, ir čia pasaulio pas mus čempionate. Ir lygiai tas pats. Va čia laimėjęs tu gali vadinti, žinai, pasaulio čempionu, nes tu laimėjai, tu sukovoji, tipo, rungtynės, kur žaidė visos šalys ir ta prasme tu buvai geriausias iš visų tų komandų, žinai. Tu su visom, aišku, nesusitikai, bet, nu, savo kelią nuėjai ir panašiai. Tai čia labai, labai gera mintis to vaikinuko buvo, man labai patiko. Ir ką, toliau tada važiuojam tiesiai į Lietuvą Juodkalniją, ne? Tiesiai ant emocijų, prieš porą valandų baigėsi rungtynės. Ir ką aš galiu pasakyti, kad man labiausiai patiko tas, aš atsimenu, mes su tavim šnekėjom prieš porą laidų, jog aš labai keikiau tą dalyką, kad mes viską metam per Valančiūną. Nu jo, bet dabar tai daugiau žaidė. Bet ne tik per Valančiūną. Bet formai dabar ir Jokubaitis. Taip. 19 taškų, ne pirmą grajus. Taip, ir apie Jokubaitį jau dar daisim. Bet kas man labai pradėjo patikti, kad mes nebežaidžiam vien tik tai per
Vien tik tai per Valančiūną. Viskas pagrindė, iš esmės pagrindas sukasi per gynėjų liniją. Taip, kamuolys Valančiūnų yra įmetamas, bet dabar, pavyzdžiui, jisai ir per šitas rungtynės, jisai nieko įspūdingo nepadarė. 11 taškų, išsimetė 10 metimų, žinai, ir tas toks standartas. Pažiūrėjus paėmus Jokubaitį, žinai, 19 taškų sumetė, Kuzminskas 15 taškų sumetė. Na jo, sumetė. bet jie ir išmetė, žinai, po 12. Kuzminskas, jis nedaug išmeta Kuzminskas, bet jis pataiko, supranti, ir tos trajekus, ir jis Valančiūnas vis tiek, jisai po krepšį, žinai, ir dar su tuo Vucevičium ten stumdytis, tai žinai. Ne, tai taip, bet ką aš turėjau omeny, kad ir praeitose rungtynėse tiek su Meksika, tiek su Egiptu. Ne, bet kažkurį gali siautė tas man. Siautė, tai jisai ir turi siaust faktas, bet tai neturi būti, ta prasme, toks tiesioginis tik duvimas jam kamulio, žinai, ir visi šonė stovi, žiūri, kas bus. Bet visada pradžia buvo, kai prasideda varžybos, tai visada Jokubaitis ieško Valančiūną arba Valančiūnas Jokubaičio. Ten eina už tvarėlę, kad jį tik jam įmes, nors yra, žinai, ir kitų tų žaidėjų, ir Bendžius ten gali pataikyti, ir ten Sirvydis, aišku, jisai nežaidžia, bet irgi gali, Kuzminskas gali, Sedekerskas gali. Nu, tai va dabar gali, apie Brazdeikis tas pats. Tu dabar apie tą Sirvydį užmetei, nežaidė šiandien minutės. Nežaidė šiandien, jo. Bet ir Maldūnas žaidė 2 minutės, šiaip ne. Jo, bet iki galo nežiūrėjau. Bet nekeista? Iki galo nepasižiūrėjau, ten liko porą minučių, tai nepasižiūrėjau. Bet nekeista? Galo, tai, kad Sirvydis nežaidė. No. Nu, jau buvo, šiaip nustebino mane, kad plus 20 laimėjo. Nesitikėjau, kad tiek laimės. Aš iš vis sakiau, pradžiai galvojau, aš dar vakar čia šnekėjau su draugais, galvojau, kad, klausėm viens kito, ar laimės ar ne Lietuva, tai aš toks buvau, jo laimės, bet kokiais 4, ten 8-4, kažkas tokio, žinai, vėlgi nežinau, kaip įsivystys, o čia žinai, kad uždengs tos metykus Vučevičių, Popovičių, uždengs, kad jie negaus išmest, tai vėl, ašgi nežinau, kad tai bus, žinai. Niekas nežinojo, Tai čia faktas, bet, sakau, man, ir keista buvo dėl to paties Sirvyčių, kai tau liko 2 minutės, tu laimėjai ant 16-18 taškų, kodėl tu Sirvyžį neišleidai? Ar jisai negalvoja, čia buvo Kazys paskelbęs prieš dieną ar 2, kad ten dėl Filipinų ir panašiai, kad ten prisivalgė padažų kažkokių, ar ten negalvoja, žinai, konditionai, dar kažkas, gal jisai apsirgęs tiesiog yra. Kubaitis sakė, kad su konditionais jau susitvarkė, kaip ir jau viskas. Nežinau, aš tai galvoju, gal liko 2 minutės, leis tokios tiek. Žaidėjas jau žais ir Lietkabelį ten to. Bet ne, čia nesąmonės, turi žais, nežinau, man Sirvydis pas patinka. Ne, man tai irgi patinka, aš tai norėčiau, kad jis po 3 minučių ir mestų ten po 20 trajekų. Išmestų bent jau, žinai, bet taip nėra, žinai. Jo, o Jokubaitis rodo klasę savo. Jisai formoj dabar. Palyginus su Europos čempionato, žinai, kuris buvo, tai jam buvo viskas nauja, žinai, jis, vis tiek naujos pareigos, jisai yra pagrindinis žaidėjas, žinai. Bet jis žaidė daug traminių. Jo. Prieš tai ten 2-5 lygtais. Tai iš esmės tas pats, bet... Ne, tai vis tiek plus 5 minutės jau gali daugiau biškinti. Jo, ne, aš kalbu apie tai, kad rolė yra ta pati, tiesiog jisai dabar atrodo visiškai kitaip. Ta prasme, tu išeini į aikštelę ir, pavyzdžiui, praeitais metais, tai bent jau aš kažkiek vis tiek, žinai, kai jisai išeidavo, buvau su tokiu nerimu, žinai. Tiek jaunas vaikinukas, žinai, nauja rolė, viskas, žinai, ir, jisai sužaidė kelias tas geras rungtynės, bet nebuvo taip, kaip yra dabar. Kaip jisai dabar atrodo, būdamas 22 metų. Jam 22. Ne, tai vis tiek 2 sezonai. Jam 22, ne? Jo. Jokubaičiui 2-2, man atrodo, 2-2-3. 2-2 lygtis. Tai jisai vis tiek, jis 2 sezonus jau Barsai, ar ne? 3 bus berods. Tai gerai, 2 sezonus atžaidės vis tiek prieš Šarą, tai vis tiek pasikaustės. Jo, 22 Jokubaičiui. Tai 2. 2000. Jis mano metais gimęs. Gali džiaugtis. Ir ko džiaugtis, tu žinai kaip mane, tai mano metų bičiukas pačia žaidžia, žinai, aš hatai sėdžiu. Tai galėjai irgi sportuot. O ką apie Juodkalniją šnekėti, šiaip aš nežinau, bet aš nuo pat pradžių galvojau, kad čia nebus kažkokių per didelių reikalų, žinai, susitvarkyti su Juodkalnyje. Aš ten nieko įspūdingo tokio labai nematau. Komanda yra tiesiog vidutinė. Ne, gera yra, Dublevičius, bet jisai įsimetė tik 2 metimus ten. 14 minučių. Tas, kur mėtė ten tos trajekus, kuris yra.
Simonovičius? Bet aš nepamenu, kuris, bet... Mėtė jis ten tos trajekus. Vieną įmetė ten, kur rizikavo prieš jį. Tai patį pirmą trajeką. Net, prieš jį... Patį pirmą trajeką. Įmetė pirmą trajeką. Tai ten Radovičius. Mėtė jis ten tos trajekus, niekas ten nepataikė. Tai čia buvo teisingas dalykas, tai prisimta rizika, kad galėtų Sedekerskiui padėti su Vučevičium gintis. Tai taip. Ir čia... Jis huienas dalykas pasiteisino. Vucevičius 13 metimų išmetė, bet baudos 11. Taip, bet jie vis tiek pristabdė jį, žinai, pristabdė visus iš esmės, nieks ten, jisai susirinko, žinai, tos savo 19 taškelių, kiek jisai 4 metimus į žaidimą tik pataikė. Jis baudom, jis prie baudų buvo, kaip atsistoja, tai buvo visiškai uždarytas ir visi uždaryti. Tai jisai kiek metė tų metimų, jisai, nieko. Metą neįmeta, rašinėmis gerai šiautau, metą neįmeta, metą nieko nepataiko, tai... Bet čia irgi, žinai, čia dėl Vučevičiaus tai reikia labai išgirti Sedekerskį. Jisai... Ir Kazį už jo sumanimo statyti Sedekerskį prieš Vučevičių. Jisai tokius ir sugalvojo, kaip tada buvo, kai žaidė Žalgiris prieš Rytą ir Brazdeikis norėjo dengti Fosterį, bet nieko ten nepaėjo. Tai, žinai, mėgstais tokius. Nežinau, man tai, tas Sedekerskio gynyba prieš Vučevičių, tai, žinok, stovėjau, tiksliau sėdėjau, žinai, apstulbę, žiūrėdamas tos rungtynės. Nes, nieko, bet pagalba ateina, jisai kiek metė, tai ateina pagalba ir jis per 2 žmonės, jisai tau... Tai taip, faktas, bet aš ką kalbu, kad, Sedekerskis padarė nerealų darbą ir tu vien tik tai pasižiūrėjęs į tai, ką jis apskritai šiose rungtynėse padarė, 8 taškai, 11 rebų, 1 asistas, 2 blokai. 19. Tai, Bet jau pradėjo ir įdėt kažkaip įgrajus daugiau, daugiau gauna mest viską. Atsimeni, tada šnekėjom prieš porą, kad jo neišnaudoja. Kad negaunasi nei metimų, žinai, nei to pakankamai laiko, nei derinių kažkokių nieko. Bet su savo užduotimą, ką jis iš čia gavo, jisai kuo puikiausiai susitvarkė. Ta prasme, net viršijo lūkesčius visiškai. Faktas, kad jis yra geras žaidėjas, tie gynyboje gali ir puolime užsikurt, bet sakau, ką jisai prodė prieš Vučevičių, tai pasaka. Ir ką dabar rytoj spręsis, su kuo žaisim? Graikija arba Naujoji Zelandija, ką galvoja apie tas rungtynės? Taip, nežinau, bet norėčiau, kad Zelandija... Sunku pasakyti, ne? Sunku pasakyti. Bet šiaip žiūrėjau tos koeficientus, tai taip aišku, už Graikiją mažesnis. Už Zelandiją gal 6, už tos ten 1 su kapeikom ten, bet aš tai norėčiau gal, kad Zelandija išeitų kažkaip įdomiau. Jo, ir matai, aš negalvojau, žinai, kad bet aš manau, kad Lietuva, jeigu taip žaistų, kaip žaidė su Montenegro, šį grają, tai paimtų, manau, jeigu taip pat žaistų. Gynyboje atidirbtų ir puolimas visi pataikytų, tie patys ten Jakubaičiai, gal dadėtų ten Normantai daugiau, ir visi kiti, žinai, Kariniauskai daugiau įsivažiuotų į tą žaidimą, tai manau paimtų ir tą pačią Graikiją. Ir matai, pavyzdžiui, jeigu žiūrint, dabar jeigu mes palygintumėm šitą Juodkalniją su Graikija, ne, tai Juodkalnyje yra stipresnė puolime negu Graikija. Ne, tai taip. Bet gynyboje tiesiog silpnesnė. Ir žinai, ties šita vieta mes turim pranašumų prieš Graikiją. Bet jie dabar bus po grupį. Graikai arba Zelandija, JAV, Lietuva ir Montenegro. Jo. Bet dabar matai, kodėl mums tokia buvo svarbi šita pergalė, nes mums užtenka vienos pergalės, kad mes keliautumėm toliau. Tai reiškia, kad mums reikia laimėti arba prieš Graikus, arba prieš Ameriką. Ne, prieš Ameriką. Visko būna, tai pasižiūrėk, mes tą patį sakėm, kad Latvija Prancūzijos neįveiks. Bet visko visada gali būti, bet sakau, kažkaip... Labai sunku žaisti, kai tu esi, žinai, tą etiketę užkabintą, kad Prancūzija čia turėtų būti čempionai, ten top 3 bent jau. Su USA tas pats? Tai ne, bet USA, žinai, žaidėjai nėra tos, jie vis tiek žaidžia NBA aukščiausiam lygiu, kur įmanoma, žinai, ir jiem tokių, aš manau, nėra tokios atsakomybės kaip prancūzam, žinai, vis tiek tokia. Jie taip atlaidžiau biškį, atsipalaidavę, taip labiau gal žaidžia. Tai tikėkime, kad išeis Naujoji Zelandija, aišku, ten irgi neaišku, jie irgi ten yra padori komandos susirinkus.
Ir puolime tikrai labai stipri Naujoji Zelandija. Zelandijai, kas iš tokių žaidžia labai jau tokių. Štai nelabai ten žinau jų. Tokių, kad žinok, apie Naująją Zelandiją aš ten per daugiausiai irgi nesidomėjau, nesižiūrėjau. Tai va. Aš žiūrėjau tik tai jų tas pačias rungtynės ir žiūrėjau visas rungtynės. Tai man jų tas... Tai aš turiu jau boksą tipo, kas žaidžia pas juos, bet ne vienos pavardės man negirdėtos. Ten nieko tokio, žinai, įspūdingo ir nėra, bet aš ką noriu pasakyti, kad man jų puolimas yra įspūdingas, tritaškiai, kaip jie sugeba susimest. O vienas iš pagrindinių jų žaidėjų yra tas Finn Delaney. Bet... trečias nėra. Ką? Trečias numeris, ne? Jo. Ne, bet jie trajekus tai gerai pataiko, pavyzdžiui, prieš Jordaniją 2-5-13. Tai va, aš apie ką ir šnekėjau, kad jie turi... 8-4 tas 6-3. Tai va, aš apie ką ir kalbėjau, kad jie turi tikrai potencialą, žinai, tam puolime. Ir pas jų, ta komanda tokia, žinai, kiemo krepšinio. Žinai, kurį kiemo išeini pažaisti. Kas Lietuvai nėra tikrai labai paranku. Aš šiaip nemačiau nei vieno graus tų Zelandijų. Ten pažiūrėjau prieš Jordaniją, kaip tos Jeffersonas siautė, bet ten, kad labai ten visus tos grajus matyti, tai nemačiau, taip iš karto prisipažįstu, kad nežiūrėjau. Tai jau dabar įmetei kaip tik tą Jeffersoną, ane? Gerą perimą daviau. Tai operatorius įmes Randley Hollis Jefferson. tą video, kur jisai... Ne, bet jis ir baudų metės. 18 baudų. Kem 3 minutės aikštelėje, tai jie 3. Čia supratėsi. Jo. Nes jisai, tu matai, kokį jisai trajeką įmetė. Tas bauda. Bėgdamas tiesiai tiesiog ir šitai, tą kamuolį paleido belė kur ir nežinau, ką jisai išdarinėjo ten, tai buvo įspūdinga. Ir žinai, tas momentas, kai visa arena skanduoja Kobe, žinai, ir kai tu žiūri į jį, tu... Jisai panašus. Turi tikrai tų panašumų, žinai, ir iš to žaidimų stiliaus, kiek paskui buvo įmesta, žinai, šitų palyginimų. Ir žaidžia su 2-4 numerį. Jo. Ir buvo įmesta labai daug palyginimų tarp jo judesių, žinai, ir Kobe, kad ten vos ne vienareikšmiškai lygiai taip pat juda, žinai. Tritaškiai metimai, dėjimai, šitie feidavėjai visokie, žinai, ir panašiai, viskas yra vos ne vienodai. Tai tikrai labai įdomus vaikinukas ir... O tu gal žinai, kuris jis žaidžia? Jis NBA žaidžia, bet kuris žaidžia tiksliai negaliu pasakyti, tuoj palauk. Jo, Jeffersonas. Čikagoje gal kokioje? Raptorsuose. NBA? Tuoj pasakysiu. Ne, palaukis, dabar jau nebe NBA. Bešiktaše žaidė, Puerto Rico baigė sezoną, o šiaip žaidė Bruklino Nets ir Raptorsuose. Nesakau, šiaip suklydau, sorry. Jeigu jisai būtų NBA žaidėjas, žinai, jisai būtų apie jį biškai daugiau ten visur paskelbę, nes dabar toks... Tai bet vis tiek 4 sezonai Brukline, Raptorsuose, Portlande, po to Stambulo Bešiktaš. Į Puerto Rico čia komandą, į Korėją, į Filipinus ir tada vėl į Puerto Rico grįžo. Tai neblogai. Jis antrajakas šiaip gerai. Gan padoras sezonas, tai va, jisai tas rungtynės 11 tritaškių pataikė iš 20. Jis antrajakų pagrindė yra. 55% taiklumas. Ir tie patys dvitaškiai iš 24-12, 50% taiklumas. Jis kartuotas buvo pirmam rate 2015-2023 šaukimų. 2015 metais kelintas šaukimas? 23, tai pirmas raundas. Rate, jo. Tai, aukštas, taip. 1,98 ūgio Kobe irgi tokio ūgio. Tai ten žinai, kad turi tokių panašumų. Gerai, ir ką didžiausia sensacija? Tu labai piktas, man atrodo, buvai, ne? Kai Latvija nubloškė prancūzus. Aš piktas nebuvau, man tiesiog buvo... Aš buvau kažį pažaisti, atsimenu lauke ir galvoju, reikia pasižiūrėti bokskorą, nes jau tikrai baigėsi grajus. Žaidžiam kašiuką, padarėm pertrauką, pajungiu tą. Pradžiai taip žiūrint,
tipo 8-8, 8-6, tipo galvojau, blogai pažiūrėjau, pajungiu. Ką? Nesąmonė, tipo, piktas tada buvau, visą vakarą visus trankiau, daužiau ten. Man Kaip tai... jie buzelė. Kaip manai, kas kaltas dėl šito? Dėl ko pralaimėjo? Dėl apskritai, dėl prancūzų fiasko tiek prieš Kanadą, tiek prieš Latvijos, tiek apskritai Ne, nu prieš Kanadą senę, nu tai ten žinai. Nu gerai, bet ne ant 30 taškų. Nežinau, sunku šiai pasakyti gal. Vėl ta etiketė, kad jie tipo turėtų būti kaip ir turėjo laimėtą čempą, gal manau tas. Aš tokį turėjau apsvarstymą ir Sunku turiu pasakyti. realiai vieną žmogų, kurį labiausiai kaltinčiau dėl Prancūzijos šitos nesėkmės. Trenerį? Tai ne, treneris, tai ten su treneriu viskas yra gerai. Ne, su Bet- treneriu kaip tik blogai, nes jis jau nuo kelintų ten, nuo 2.15 gal ir tipo viskas buvo ok. Ir dabar manau, kad keisis treneris. Sakai? Bet tas, kur bus kitas Na, bet čempas, žodžiu, aš- manau tikrai keisis, nes vis tiek treneris, žinai, jeigu matai, kad gavinėjai, nu, tai kažką reikia daryti, o jisai nieko nedarė. Nu, tai. Bet ką aš turėjau omeny, tai turėjau omeny ne trenerį, o žaidžiantį žaidėją. Tai pirmas dalykas, ką paminėsiu, tai Evanas Fournier, ką jisai išdarinėja, ta prasme, rinktiniai. Jisai klubinėse komandose, jisai, nu, Tai tu paminėsi, kad iš čia norėjai pagirti, kad jis gerai žaidė? jo. Ai, Aš daisiu dar iki to galvojau, blogiausio. Ne. Galvau, kad tu čia jį norėjai sakyti prie blogiausių. Ne, Jis saky- po tram taškų metą. Jis prie blogiausių. Ne. Jis renka tiek, po 24 taškus. Kažkur jo. Jo, ir kaip jisai atrodo rinktiniai kiekvienais metais, tai yra įspūdinga. Žinai? Ne, bet galim dabar, kaip tu sakai, ką jis klubiniam krepšinį daro. Tai kad jis net negauna žaistos. Nu, tai ką jisai gali vat, tavo. vat ten ką ir aš apie mest. tai ir išneku, kad jisai klubiniam krepšinį, jisai taip neparodo savęs, kaip jisai parodo rinktinį. Tai aš rinktinį jisai nežinau, ar jisai gauna naują įkvėpimą ten žaisti, ar jam nežinau, ar, nu, sunku labai pasakyti. Ne, nu, yra. tai Kaip žinai. Kalnietis. Tai tu žinai, Kaip kaip tu visą Kuzė. sezoną. Kalnietis. Kaip Kalnietis, kaip Kuzė, irgi lygiai tas Nu, bet lygiai tie jis- patys dalykai. Nu, tai bet jie gaudogi pažaisti vis tiek. O jisai minutę. 2 minutės. NBA. Nu. Tai čia ne žaidimas, 2 minutės vienas. Čia gali leisti tos, kur ten draftuotus antram rate tokius, ten po minutę, po 2 pažaisti Kesslerius ten ir dar visokius ten. Tokius gali leisti, bet tikrai ne Fournier. Tai aš manau, kad jisai tiesiog, nu tai vis tiek palaikė formą sezone. Ir dabar ta forma parodė, kokia pas jį yra forma, kad gera forma. Vis tiek Nu, jį taip. treniravosi žaisti negauni, bet tai treniruotis. Nu, Yra bet vis mat, tik treniruotis. ne, tai ir gerai, vis tos treniruotės yra, bet tai, pavyzdžiui, jisai per kiekvieną čempionatą sužaidžia gerai. Ir, ta prasme, nuo to niekas nesikeičia, kad jisai negauna tų žaidybinių minučių, žinai. Ne, nu būtų Jam gerai, aš manau, jis kad, sezone aš manau, gautų kad jam reiktų grįžti į Europą. Aš irgi Nes taip Europoje jisai galvoju. dominuotų. Arba galėtų eiti tada kažkur į NBA, bet į tą prastesnį kažkokį klubą. Nežinau, Orlando su Wagneriais tai žaist, gal tenais kažkur gautų žaist. Ar ten, kai čia dar iš tų tokių Detroitas galvat, kažkas Indiana galvat, ten kažkur atsiskleistų, nežinau, vėl. Nes jeigu negauni Niksuose žaist, nu tai kam ten trintau solą? Arba jo, grįžk į Eurolygą ir ten, nežinau, ten Realę ar Barsui, ar ten Žalgirį. Žalgirį, dar kokiam Ryte, dar kokiam klube gal ir gautum žaisti, žinai. Tai vis, nu, kad Eurolygoje tai jis faktas gautų žaisti, bet sakau, NBA tai jam reikia kažką spręsti. Vėlgi, pas jį man rodos dar kontraktas liko 1 metam su Knicksais, tai arba jį reikia, kad išmainytų, arba kad jis prašytų mainų. Nu kažką daryti vis tiek, nu tai jau metai, jau ne 20 jam, virš 33, gal kiek 30. Taip. Tada paminėti norėčiau Batumą. kuris Batumas kaip tai geras, jis- man kaip labai jis- patinka. Bet jis nieko nepadaro. Kaip? 13 taškų va įmėtė prieš Latviją. Man tai jisai, Ir vat man tai Ryčio jisai Grant. visiškai, ta prasme, Prieš Libanovą ten trajakus mėtė vis. prieš Libaną. Nu, tai seniai, nu tai niek žais nenori, nei Nu, Gobera, ne, bet nei viena nesvarbu, žvaigždė, bet vienam dantis skauda. Koks kitam skirtumas, koją, kad tu kitam žais dar nenori, nu tu esi tokio lygio komanda, kaip tu gali šitaip susišikti, ta prasme. Ir buvo kalbėta, kad prieš tą Libaną, jeigu jie pralaimės, tai yra, tipo, nu visiškai pažeminimas. Tu Libanui leidai iki 4 kėlinio galo tampyti su tavim. Nu jo, bet Čia tai jau sunku, yra kai pažeminimas. Tavo 3 centrai nežaidžia, tai tu realiai... Tai tu gerai, tai kodėl tu jų neleidai žaist?
Taigi jis sakė, vienam dantis skauda. Nu, tai- Komentaruose mačiau dantis skauda, tai išgerk ten kažkokių vaistų parašyti tenais. Ne, aš čia nes... Koja, čiurna šitam Goberui, tai čiurna, jam sučiurna kažkas, tai aš nežinau, ar jis žaist gali, ar čia simuliuoja, ar ne, aš nežinau. Labai abejoju, kad ten Ir kažkas jam kažkas stačiurna. dar ten, kas ten dar nežaidė, Folui ten dantis skauda. Kažkoks dar... Lesortas nežaidė. Lesortas, jo. Nu, bet jisai atvyko, žinai, jis jau atvyko tai taip, su taip. ta traumelė, tai žinai vis tiek. Bet Jam, o man- sezonui reikia pasiruošti. Man vis tiek yra nesąmonė, tai gerai pas tave nežaidžia 3 centrai 4 numerį. Gerai, nu ir ką? Bet Folas jis ir žaisdavo po 4, po 5 Nu nesvarbu, bet gerai, Tegul nu dantį ir jam ką? ten ir skauda. Nu ir ką, tu esi Prancūzija, blėt, pas tave šitokie žaidėjai. Nu kaip tu negali kažkokio Libano antram kėlinį užsidaryti? Nu čia yra nesąmonė visiška. Nu čia nėra logikos. O kas mano manimu sugriovė visiškai Prancūziją, tai buvo Goberas. Man jis yra didžiausias nusivylimas šitam čempionate. Jis ir sezonė šiaip toks, ne. Žaidėjas, kuris atvažiuoja su, nu realiai, su didžiausia žvaigžde virš galvos, kuris yra vertas NBA 41 milijono dolerių. Jisai atvažiuoja į Europos čempionatą ir jisai renka po 8 taškus ir 8 reboundus. Nu, bet jis seniai sezonė tai panašiai ir žaidė po 8 taškelius. Ne, tai taip, bet aš kalbu, ko yra tikimas į žaidėjų ir ką jisai tikrai gali daryti. Ir kai tu pamatai šitaip žaidžiantį, pastoviai nusuktą galvą, ten nedaug dieviai kažkas prilečia, jisai ten, blėt, iš karto į teisėjus, čia tas, man anas. Nu, sorry, bet man tai čia, nu, visiška tragedija, ką Prancūzija galėjo turėti, tai yra Goberas šiuo metu. Dabar žiūrint šią akį. Ateinančius čempionatus ten, aš kaip supratau, yra daug šansų dedama, kad gali būti net, žinai, Embidas su Vembanyama. Vembanyama, tai čia jeigu ir dar Goberą. Ne, aišku, kad nebus Gobero. Jeigu paimtų vat vietoj čia šitie, kur prastai žaidė. Nebent vietoj Folo nebebūtų. Bet ten jau dėkti. Ne, bet žiūrėk, tu tą Embidą, Vembanyama 3 žaidžia. Jis gali 3, 4, jis 3. Gerai, įstatom 3, žiūrėk, startas, tarkim. Fournier 2, 1 De Colo, 3 Vembanyama. Gerai, Goberas, tarkim, ir žaistų Goberas 5 ir 4 statyčiau Embidą, nu ir viso ragas tau. Niekas nepraeitų pro priekį, nei viena komanda galėtų su NBA sužaisti irgi, aš manau, kad nepraeitų. Tarkim, ir nuo solo kiltų ten visi Jebuzėlės, Folai irgi padarytų aukštą 5, žinai. Tai Lesoro nebūtų rinktinė tikrai. Nu, Bet čia nors sunku kaip jis pasakyti. gerai Kas? Nors kaip Ir Batumas pasislinktų Nebebus iš 4 į 3. Nebebus Batumo. Jo. Jau viskas. Ne, nu tai dar kitam bus. Čempion. Busgi kažkoks. Kai gali jisai iki Olimpiados nori dar gal. Nu, tai su Nu, žais. nebent Olimpiados jau. Olimpiadą ir paskui jau sugali. Nes man tai... Nu tai gerai, va, paimtų sudėdį su tuo Embidu ir 3 pasistumtų Batumas iš 4. 4 Jebuzėlė loštų. 5, ten, nežinau, Folas ar ten jeigu Lesortas atvarytų. Ir ten 1, 2 jie ten susirinktų kažką. Gal tai nelabai yra kam žaisti, realiai 1, 2. Ne, bet čia, Labai daug. sakau, tas, jeigu prisijungia prie Prancūzijos rinktinės... Bet čia Embidas dar neaišku, nes jisai dar pradžiai jo tipo, po to dabar jau ir į kitą ten persimetė, ten 100 pasipilietybių, tai ten, kol jis ten įsirinks, žinai, tai faktas. ten ir už Ameriką, ir ten už Na, bet mes žiūrim dabar, žinai, Latviją, iš tos... ten ir už iš Panevežį dar ten už visus. Žiūrim, žinai, iš tos teorinės pusės, kad kas yra įmanoma. Bet kad nenukryp nuo temos, tai, sakau, man Goberas yra visiškas nusivylimas. Ne, nu, bet ir sezonė, nu vėl primenu, ir sezonė jis prastai žaidė ir dabar, tai tiesiog čia jau nėra ką pasakyti, žinai. Nu, bet ne visi. Čia daug tikėtasi buvo Fournier, De Colo, kuris gali, Jebuzėlė. Nes va dabar, pavyzdžiui, per šitas... Lesorto, iš Lesorto kai- daugiau tikėjausi. Galim tada šokti iš karto, vat, kadangi jau užsiminėm prie šito Libano su Prancūzija. Ne, bet Libane tai nesakyk, irgi bičias, 2-9 taškai. Nu taip, bet tai tu su tokiais Ir jis ten mėtė, aš ten žiūrėjau biški varžybas, tai jis ten mėtė, nu tipo, prasiveržė. Crossoverius ten viską. Ne, jis gražiai, aš nieko nesakau dėl šio dalyko, bet aš ne apie patį Libaną. Man Libane ten nieko nėra. Aš neturiu ką kalbėti apie tą Libaną, bet
Aš noriu apie tą pačią Prancūziją, žinai, pašnekėtas pas Dekolo, kaip jisai atrodė per pirmus tos kėlinius. Nu, tragedija, visiška. Prancūzų žaidime vien tik klaidos. Ta prasme, nu, klaida po klaidos ir gerai tu nenori žaisti, tau... 16 klaidų padarė. Nu, tu nenori žaisti, tau čia, tai žinai, tau tau nereikalinga ir panašiai, nu, bet, nu, nesižemink. Batumas skelbė, kad čia jam gėda grįžti į Prancūziją, žinai, namo dar kažkas. Goberas verkė, kad čia mes turėjom laimėti pasaulio čempionatą, o čia, žinai, išvažiuoja po 2 rungtynių namo. Nu, tai tu bent prieš tą Libaną, tu bent žaist, ko ne tu nuleidęs galvą sėdėk ir čia, tipo, viskas. Aš suprantu, kad čia, nu, yra žiauris. Nu, tipo, ne, nu, tai yra... sunku, žinai, kai tu tik tai, aš nežinau, ar jie ten buvo praleidę dienas, ar jie ten iš karto žaidė tuos visus, nu, 3 iš eilės, ten, tipo, Latvija, Kanada, Latvija. Ne, tai kas antrą dieną žaidžia. Kas antrą, nu, tai jie nespėjo atsigauti, nu, tai ir viskas, to pasiekmės tau. Žais nieks nenori. Bet visi taip žaidžia. Nu, visos rinktinės taip žaidžia, čia nėra išskirtinumo, kad jie žaidė kas antrą dieną, visi taip žaidžia ir pas visus yra lygiai ta pati situacija. Vienas grupės sunkesnės, kitos lengvesnės. Gerai, va, Kanada irgi. Ne, nu tai Libanas, žinai, jis atvažiavo tiesiog pasitikrinti, jisai iš jo nieks nesitikė, kad jis ten ar čempionas bus, ar ten jisai pereis tas grupę savo pereis ir panašiai. Tai, žinai, jie tiesiog žaidžia ir viskas, nu tai jo jiems nėra ką daryti, jie tiesiog va gali pasitikrinti jėgas prieš Eurolygos NBA žaidėjus, tiesiog ir viskas, žinai. Jie tie patys Japonija, ten visi kas paskutinį vietą, Jordanijos ir panašiai, žinai, dramblio kaulai visokie ir taip toliau, jie gali tiesiog pasitikrinti jėgas prieš geresnius žaidėjus ir viskas. O čia, žinai, Prancūzija didžiausia tikėtė deda, nes daug NBA žaidėjų, daug Eurolygos, daug visokių kitokių, žinai. Tai vis tiek yra tas, nu jaučiasi tikrai, aš manau jaučiasi. Nu, tas pats Lietuva, nu aš manau būtų pralaimėjus ten, nežinau, kokiai Meksikai ir prieš Montenegro jie taip nežaistų, plus 20 tikrai nebūtų. Sunku būtų, nes vis tiek, žinai, prieš tokią, kaip čia gražiau pasakyti, prieš paprastesnę tokią komandą, žinai, pralaimėti Meksikui ir Egiptui. Nors žiūrėjau Vagrajų, Egiptas, Meksika, tai nesąmonės mėtė visiškai tie Egiptas. Aš buvau už Meksiką, kad laimėjo Egiptas, ten virš 100 sukratė, 100 gal, 107 liktai baigės. Nu tai aš tai negalėjau patikėti. Nu tai taip, bet ką aš turiu omeny, kad, nu, tu vis tiek būdamas tokio lygio komanda, nu tu pralaimėjai, išėjai, bet, nu, dar to betrūko, kad jie iš vis neatvažiuotų, žinai, tas rungtynės. Aš galvojau, kad iš vis pasakys, kad jie net nenori žaisti nei vienas ir tiesiog... Nu tai va būtent, žinai, aš apie ką aš šneku, kad, nu, taip nesidaro tiesiog ir, žinai... Nu... Ne, nu, bet čia žaidėjai, žinai, tie pasakė, ne, tai psichologinės bėdos. Nežais jie, nu ir ką tu priversi, dantis skauda, dar kažkas skauda, nu tai tu nepriversi žaidėjų, nes čia rinktinė, Mbapkegi nemoka, pats priminė. Kad lietuviai žaidžia ne už pinigus, tai ir kitos šalis turbūt žaidžia ne už pinigus, gal ten kokiam Goberui ir moka, kad jisai čia žaistų, aš nežinau, bet aš manau, kad, nu, čia vėl žaidėjo pasirinkimas, žais nežais, šiaip jau, taip, iškrenti, vienas Grajus liko, nu, tai prieš tą Libaną. Su kom žais Latvija šitam toliau? Tai va, tai pasižiūrėjom dabar, kad su G grupės 2 žais, tai su Ispanija arba Brazilija. Čia dar neaišku, bet, nu, Ispanija dabar žais, man atrodo, su Iranu, jeigu neklystu, rytoj. Tai, nu, kaip ir viskas aišku iš esmės. Ten nemanau, kad gali būti kažkokia staigmena. Ir Ispanija išeina pirma grupiai. Ir kadangi jinai išeina pirma grupiai, tai... Bet palauk, ar Brazilija turi nesužaidus vieno rungtynio, ne? Berods. Pažiūrėk šalai, jeigu gali. Ir su kuom Brazilai žais dabar, rytoj jie turbūt. Jo. Tai man atrodo, kad bet ten taškų skirtumas jau tada skaičiuosis. Bet ne, nu tai taip ir bus, kad, nes dabar Ispanija turi 4 taškus, Ispanija su Iranu žais. Jo. Ir Brazilai prieš tuos dramblio kaulą. Tai šiaip gali gaut. Nu, dramblio kaulą. Jo. Dabar kai Neto gavo traumą tą žiaurę. Nu. Tai mačiau Brazilą labai išgyvena dėl šitos traumos, matėm, visi ašaras puolė. Ir Feneris turėtų labai. Ir Feneris puolė labai stipriai. Taip, dabar kiek 6-12, nuo 6 iki 12 mėnesių out.
Tai realiai sezonas. Gal karjeros pramogas. Ten viskas, realiai iš esmės sezoną gali laidot. Neštuvės išnešti. Gali laidot neto. Jiem ten sausgyslė plyšo kažkokia, atrodo, ne? Nežinau, aš tik mačiau, kad nukryto ten, bet jis realiai lygioj vietoj Tai bėgo. paslydo, viskas, ragas. Nu tai va, žodžiu, žais greičiausiai su Ispanija, Latvijai, tai aš manau, kad jų ta Čempas kelionė ir baigėsi. baigsis. Toj, kiek išėjo. Aišku, jie savo tikrai padarė, išėjo iš mirtininkų grupės, ta prasme, kur Nu jo, Kanada. nieks tikrai šito nesitikėjo. Ir Dar galėjo Kanadą be paimt. Porzingio ir be Bertanio. Tai, nu, sorry, bet Latvijai savo tikrai padarė. Ne, nu jau. Ir dabar jie manau, kad, nu, sakau, užsibaigtas jų čempionatas, nu, būkim bėdini, bet teisingi, čia yra vienos dienos rungtynės, bet kad Nebent laimėtų... paneigs tavo nes- prognozes ir laimės. Nu, bet Netyčia matai- vėl ant vieno taško. bet ir matai- dviejų. Bet matai, jiem dabar reikia abiejų pergalių. Matai? Tiek prieš, prieš Ispaniją, tiek Arba- prieš Braziliją. Arba dramblio kaulas gal aploš. Nu, arba Brazilus dramblio netyčia. kaulo. Ten tada taškai skaičiuosis jau. Ir tai va, čia sakau, bus tas. Bet pagal mane turėtų būti Ispanija, Brazilija ir, nu... O tai gerai, o tai Kanada prieš ką tada? Kanada kokioje grupėje žaidžia? Nu, Tu. prieš ką kitus žais, nu, tipo. Kad Dar, jie pirmi, tai dėl, bus dėl pirmi. Kanados dar irgi nėra išdėliota ta grupė jų O pilnai, koks yra? nes man atrodo rytoj žais. O Ne, gerai, bet prieš ką jie toliau žais? nu, tai čia, bet dabar tu man nesubalamutinė. Tai jeigu toj pačioj grupėje žaidžia, tai Kanada irgi žais su tais pačiais, tai žais su ispanais ir su brazilais. Nu, tai aš tau sakiau prieš tai. Sakai ne. Ne, gal aš netaip supratau, mane dėl to subalamutinė biški. Bet jo, nu Tai Kanada aš žais sakiau lygiai taip pat. Latvija, Kanada, Brazilai, Ispanai. Taip. O tu man po to sakai Kanada ne. Prieš Tai tai man sakau, sakei. gal tada biški persimau. Tai žodžiu, jo, Kanada žais su brazilais tikriausiai pirmą, jeigu jie bus antroje vietoje, o paskui su ispanais. Nu tai Kanada išeis, manau. Tikrai Kanada turėtų išeis ir Ispanai turbūt Ir išeis. ispanai išeis, tai va tos dvi komandas. Ir jaučiu tada šokam prie paskutinių rungtynių, kur man buvo pačios įdomiausios realiai, kur Vokietija. Australija su Vokietija žaidė. Jo, geras, žiūrėjau. Ir čia dabar, kurias rungtynės žiūrėjau, jo ten buvo tų pratesimų čia šitam čempionate, žinai, bet žiūrint iš kokybės, buvo čia tų klaidų, bet mačo kokybė ir, nu, tas, žinai, drama iki paskutinių sekundžių, tai buvo wow. Ta prasme, žiūri tas Ne, rungtynės. gražus buvo, geras. Ir pirmas kelnys buvo 2-5, 2-6, gal nu tas toks NBA stiliaus realiai tie skorininkai. Tai čia dabar beveik Taškelį, visos žinai. rungtynės. Nu jo, taip eina. panašiai. Tiek, kad dabar rungtynės, žinai, dabar šios abi dvi komandos rinktinės yra nu, tikrai labai stiprios. Žinai, tiek Australija, tiek Vokietija. Bet ką išdarinėja Šrioderis ir ką išdarinėja... Šlioderis pats geriausias. Ir ką išdarinėja, patinka? Man patinka. Jo ir charakteris šiaip jis už aikštelės ribų, tai tipo fainas žmogus. Nu, jis tik aikštelį yra tas, vat, kur daužyt, traumuot, rėkti vienas ant kito, pasityčiat, žinai, nu pats tu matei bėgi, žvengia ten iš to išbrūkso, kai su Kanada žaidė. Bet šiaip už aikštelės, tai jis toks ten pasižiūrėjau, tai fainas žmogus toks. Šeimos toks, tipo, paprastas, žinai, viską. Tik aikštelė, tai toks charakteris, tai man labai patinka. Ir dabar turėjo žaisti šiandien ir Francas Wagneris, žinai, išsibandyti, bet jo vėl neišleido į aikštelę, tai labai įdomu, ar jisai, Nu, tai gerai, pailsės šiek išeis tiek. paskui, nes jisai kaip ir pradėjo treniruotis jau su rinktinė, žinai. Tai jam nebuvo ten tokia ir trauma, ten mini tokia, žinai, traumelė. Na, bet žinai, jeigu neleido ir dabar šiose rungtynėse. Pataupo, laukia, žinai, vis tiek. Kuo mes šitaip užstringa? Nežinau, pasakiau, pataupom ir baigėsi. Ne, šiaip aš tai tikėjausi iš to daugiau iš gydytas, iš Oklahomos, kur. Nu. Nes jis ant taškų tai jisai varo, bet jisai pačiam sezone 3 ritmus bičias, ritmus žaidžia. Nu jo, bet prieš Vokietiją nei vieno rebo. Vienas asistas. Nu, 17 taškų pelnė, 3 asistai, atsiprašau, 1 reboundas. 17-7 pataikymas. Na, yra ten Milsas, tas Trajakų primetė ten ir... Taip pat tą patį pirmą kėlinį. 3-5, 3-6 metai žaidžia kaip 20 metais. Taip pat į pirmą kėlinį, tada kai vokiečiai ten išsiveržė, man atrodo, 8-0 buvo, ar paskui ir 10 gal beros 0 buvo. Jo, ten pati pradžia, kai visi meta, nieks neįmeta, tas, nieks neįmeta, tas pati paėmė, atsivarė, įmetė iš pakrepšio.
Užsidegė. Tada vėl iš pakrepšio, trajakėlį, Šlioderis dengia rankas pakėlęs, vėl trajakėlis. Užsikūrė vienas 13 taškų iš eilės suvarė. Vienas reikia tenais. Gerai, geras. Pakūrė, nes jeigu nebūtų jis pakūręs, tai aš manau, čia nebūtų tas +3 būtų. Daugiau 10, gal 15. Ši Eksumo trūksta galėtų irgi. Bet jeigu žiūrint šiaip iš abiejų komandų perspektyvų, tai man vis tiek Australija... Geresnė? Nu, nes tas yra Matysas. Man Australija apskritai, tipo, nu, aš juos nuo pat pradžių laikiau vienais favoritų, žinai, kartu stoti, žinai, tą top 3 su... Nu, kadangi, aišku, dabar Prancūzija iškrito, žinai, tai kažkiek keičiasi, nu, tai tas top 3 tai ir gaunasi pas mane Australija, USA ir šitie Kanada. Ir mano tai Europos. 3 taškai, žinai, Europos? Vokietija, Ispanija, JAV. Nu, blemba, jeigu Ispanija dabar pasimtų ir pasaulio čempą, tai... Norėčiau. Vėl 1 tašku. Tai va. Gerai, ką? Susitiksim kitą savaitę, kaip visą laiką. Ir jau būsim, man atrodo, sužaidę savo ir pirmos rungtynės su graikais. Ir žiūrėsim, kada čia prisėsim, reikia susižinoti datą tikslę, kada žaisim. Po 2 dienų, ne? Žaidžiam. Tai savaitgalį. O, labai gerai, tai vat mano draugė grįžta, tai turėsim ką veikti. Galėsit žiūrėti. Aš jai kaip tik šiandien dar irgi, žinai, sakiau, kad tu grįžti ant pačių įdomiausių rungtynių, žinai. Galėsi ir jinai šeštadienį, žinai, iš ryto grįžta, man rašo, blemba grįžtų į realybę. Tai po Graikijos. Grįžta į namus ir vėl aš po ausim rėkauju, vėl namuose vien tik krepšinis. Ką, gerai, susitinkam kitą savaitę, aptarsim varžybas, rungtynės ir tęsim darbus toliau, ne? Ja. O mes tada laukiam laukiam subscribe'ų ir tikiuosi, kad žiūrit įdomiai ir mes tada dirbam toliau, ne? Viskas, pasimatysim.